Sveiki, mėlyjeji mūsų žiūrovai ir klausytojai. Labai džiaugiuosi su jumis vėl sveikindamasi paskutinę balandžio. O, kažkaip tai, ar gerai įdomu, tikiuosi mane gerai girdite. Taip, paskutinį balandžio antradienį. Ir šiandien mes turime nemažai jums tokio peno, su jumis daug ko norim labai pasidalinti. Ir pirmoji mūsų transliacija Menas, psichika ir menas, kurioje kalbėsime apie Paulo Sorrentino filmą Didis grožis. Bandysime jį išanalizuoti psichologiškai, psichoterapiškai. Ir aš labai jaudinuosi, nes man šitas filmas labai svarbus. Aš jį mačiau 1000 kartų visokiais savo gyvenimo momentais nuo 2004 metų. Kiekvieną kartą jį pasižiūrėjus vis kažkaip kitaip pamatydavau. Ir siūliau, kalbėsim kaip visą laiką su gerbiamu Julium daktaru Neverausku. Tai labas Juliau, sveikinuosi. Sveiki visi. Taip, ir siūliau šitą filmą, iš pradžių dar tokia abejodama kaip ir po to mes paskelbėme, Žmogaus institutas paskelbė apie mūsų šitas transliacijas ir gal galėtumėt pasiūlyti filmą. Ir pora žmonių pasiūlė irgi šitą filmą ir galvoju, kaip sutapo, kaip gerai. Tai gal nuo jo ir pradėsim. Tai gal dar prieš tai pasakysiu, kad po to 18-20 bus pokalbis su tokia įstabia asmenybė, tikrai pribloškiančia gyvenimo istoriją, turinčių žmogumi, vilties nešėja ir po to dar mes vėlgi su gydytoju daktaru Julium Neverausku darysime konsultacinę simuliaciją, o Jėzus Marija, kas čia man yra visai nebemoku šnekėti, konsultacijos simuliacija, kurioje su tenai tik tai lašelį, kurį žino Julius, bet po to labiau pristatysiu, bus pacientė su suicidinė mintim. Žodžiu, dirbsim apie tai. Nu gerai, bet dabar viskas. Važiuojam į filmo analizę ir Didis grožis, Paulo Sorrentino. Jis sukūrė šitą filmą įkvėptas Felinio Dolce Vita, tokio kino klasikos filmą ir aš jį irgi daugybę kartų žiūrėjau ir tenai tokie gražus vaizdai, kaip šoka ant to garsiojo Romos fontano ir taip norisi į tą Romą netgi nukeliauti. Tik tai, kad vis dėlto Sorrentino filmas ir taip ir kritikai kalba ir iš tikrųjų taip yra, palieka visai kitokį įspūdį jį pažiūrėjus. Nes pažiūrėjus Felinio filmą, tu toks jautiesi pakylėtas, o po Sorrentino, šito Didžio grožio, tai lieka toksai melancholijos, lyg jausmas kažkokios tai tuštybės. Kaip tau buvo? Kaip tau? Kokį tu jausmą jautei pasižiūrėjai šitą filmą? Kokia tokia emocija tave apėmė? Aš jį vieną kartą mačiau, tik tai vieną kartą. Ir žiūrėjau jį dėl to, kad tu pasiūlėjai jį aptarinėti ir aš jį žiūrėdamas galvojau, dėl ko tu pasiūlėjai. Galbūt dėl to, kad man tiek pat metų, kiek yra pagrindiniam herojui, gal kad kai kas mano gyvenime yra panašaus, kas pas tą pagrindinį herojų, bet aš mačiau daug daugiau skirtumų tarp savęs ir to pagrindinio herojaus ir galiu prisipažinti, kad niekad gyvenime nepatyriau tą, ką patyrė šito filmo pagrindinis herojus. Ir labai dėl to džiaugiuosi. Labai nenorėčiau, aš žinau, kad tokia grėsmė yra ir man ir kitiems žmonėms, bet jokių būdų aš nelinkiu savo šitos patirties ir manau, kad aš darysiu viską, kad ta grėsmė būtų nulinė ir kad aš to nepatirčiau ir nelinkiu niekam patirti. Nors aš mačiau daug gyvenime žmonių, kurie norėjo tokio gyvenimo, tai yra sėkmės, turtų, ryšių ir taip toliau, ten gražios aplinkos, estetikos, visa kita. Ir tie žmonės manė, ir man visai sekasi jų nuomonę pakeisti. Kai kurių, greičiausiai tų, kurie nepakeitė nuomonės, mes ir išsiskyrėm. Kiekvienas su savo nuomonė, taip ir būna mano gyvenime ir visų žmonių gyvenimuose. Taip kad man tos egzistenciniai visi
apsvarstymai ir tyrinėjimai egzistenciniai, man jie daugiau tokio teorinio, psichoterapinio lygmens, bet ne asmeninio lygmens. Tai tokia mano patirtis. Aš būtent apie tai galvojau, nes kiek tave pažįstu, tu tikrai, aš nesu girdėjęs, kad tu ką nors tokio panašaus būtum patyręs, apie ką mes dabar šnekam ir ką aš turiu omeny, tai yra tas toksai jau hedonistinis gyvenimas. Aš vienu metu buvau tokios kompanijos dalimi, ta prasme, keliuose vakarėliuose, tai skirta gal buvau labiau taip, kurie vadino save Vilniaus elitas ir jie iš tikrųjų kaip ir buvo elitas, ir žurnaluose jų nuotraukos, ir jie tiesiog būdavo visą laiką pasinėrę į hedonizmą. Vakarėliai, ten visokiausi svaigalai, ir per naktis, kiaurą naktį, ir po to vėl visą dieną kažkoks tai tarsi meno kūrinys, kuris taip labiau, jie ten, pavyzdžiui, nueina pasižiūrėti taip labiau tarp eilučių, jį tiesiog dėl to, kad jie vadinasi elitas ir turi tai kažkaip pagrįsti ir jie taip tada kalba paviršutiniškai ir aš pagalvojau, kad kiek žinau, tu nesi nieko panašaus patyręs, nes tu dirbi prasmingai, galvoji apie prasmę, daug darai ir tas hedonizmas tarsi toksai nepažįstamas tau, toks pasidavimas jam. Bet labai įdomu bus tavo nuomonė apie tai, nes gan daug žmonių taip gyvena ir aš pati, dėl ko man labai tas pažįstamas filmo jausmas yra, kad tada tu eini tuos vakarėlius ir visą laiką tu kažką tai tikiesi juose patirti tokio gilaus, gal tą pokalbį. Čia esminė filmo mintis, ieškai to didžio grožio kažkur. Bet galiausiai viskas atneša tik tai liūdėsi, nes hedonizmas iš tikrųjų yra toksai, kai tu pasiduodi tiems svaigalam ir malonumam, tai už viso to yra kažkoks liūdesys ir beprasmybė. Ir nežinau, ar tau toksai ir pasirodė tas pagrindinis veikėjas, koks tau jisai tas džepas. Tai aš mažai galvoju apie prasmę, jeigu kalbant apie savo gyvenimą, tai labai mažai galvoju apie prasmę, bet aš kasdien kuriu prasmę ir galvoju apie prasmę tik tiek, kad pagalvoti, ką aš čia kursiu, kokią prasmę aš čia kursiu, ypatingai kontroversiškose arba ambivalentiškose situacijose. Tai, nes aš kaip ir visi žmonės patiriu situacijų, kurios prieštaringos yra, kur aš tiesiog svarstau, kiek čia prasmės, kiek čia neprasmės ir taip toliau, kažkokiuose santykiuose arba dar kažkur patiriu ambivalencijos irgi, kai vienu metu noriu priešingų dalykų, tai tuo metu man ateina tos mintys apie prasmę, taip, kad noras grįžti kaip koks GPS-as, kad grįžčiau vėl prie tos prasmės kūrimo, o tam filme, aš nežinau, ar tas veikėjas gali rasti kažkokį didį grožį, ar gali rasti kažkokią prasmę, mano nuomonė, negali, už tai, kad visų pirma, jisai atsitraukęs. Jis neturi saugaus prisirišimo, jisai atsitraukęs, sarkastiškas, truputį ciniškas, kritiškas ir nekuriantis stebėtojas. Taip? Tai kaip galima atrasti prasmę, jeigu tu tik tai stebi kažką, tai ir tai dar neįsitrauki į tą labai stebėjimą, kažkokiam tai gynybiniam esi tokiam santykiui su tai žmonėm, kurie ir tu tarsi tenais, ir tarsi netenais, ir iš tikrųjų tai neaišku kur, ir daug stimulų, daug visokių dalykų gyvenime, pilnas dalykas ir pilna diena įvairių dalykų ir mažai tavęs tenais. Aš taip galvoju, kad tas filmas parodo tų žmonių, aš tikrai netiek daug jų ir mačiau, nes pas mane šiaip, nežinau, čia gal dėl čia galim paieškoti priežasčių, bet aš pažįstu tik vieną kitą žmogų, kuris gyvena tokį kažkokį tai panašų, ieškantį kažkokių įspūdžių gyvenimą. Taip? Nes aš manau, kad jis veda, toks gyvenimas galų gale, jisai, jeigu tas žmogus dar spės susiprotėti ir spės daleiskim įjungti savo sąmoningumą, jis baigsis taip
kaip baigsis beprasmybė, tuštuma, gailesčių, praėjusio gyvenimo gailėjimusi ir visko, prie ko priveda toksai gyvenimas. Tai va, tokios man buvo mintis ir nepasinaudojusiai galimybėm. Tas pagrindinis herojus, jis turėjo daug galimybių, aš manau, jis turėjo tose santykiuose užmegzti kažkokį santykį, sukurti ir su ta Ramona striptizo šokė ir kitais, bet jis nepasinaudojo tam galimybėm. Ir aš įtariu, kad jis nepasinaudojo dėl to, kad jis neturi kompetencijų kurti prasmės. Jisai ten neparodo, iš ko jisai gyvena, bet galima suprasti, kad jis pasiturinčiai gyvena, galima suprasti, kad jisai patyręs žinomumą, kažkokią sėkmę, tas leido jam įeiti tą ratą, arba priešingai jis buvo tam rate ir patyrė sėkmę, nes ten ar jis daug rodo Romos to elitas, man žodis iš viso labai keistas, nežinau, tu Marija, elitas ar nesi, nežinau, tai arba kas nors, man keistas tas žodis elitas, tai aš, jeigu manęs paklaustumėt, kas yra elitas, tai aš tikrai nepasakyčiau ir tuo labiau netikiu, kad elitas yra tie žmonės, apie kuriuos rašo portalai. Tai ypatingai kai kurios asmenybės, kurios ten deda savo vaizdus, kelbė savo datas ten ir visa kita. Ir tai ten, mano nuomonė, labai toli, ir antielitas, aš taip sakyčiau, yra blogas pavyzdys, bloga kopija, labai prasta kopija kažko tai, kas iš tikrųjų galbūt yra elitas. Tai vat, aš galvoju, kad tą filmą verta galbūt matyti žmonėms, kurie yra ieškantis ir nerandantis. Nes jeigu aš tik tai ieškau, nekuriu nieko, tai aš ir iš esmės niekada nerasiu. Ieškot prasmės yra nesąmonė, nuo žodžio nesąmoningas, ieškot laimės yra nesąmonė, nuo žodžio nesąmoningas, ieškot meilės yra nesąmonė, nuo žodžio nesąmoningas, čia aš sakau savo mintis, savo įsitikinimą. Ir ieškot ryšio yra nesąmonė, nuo žodžio nesąmoningas. Nes visą tai reikia kurti, būti, įsitraukti, išgirskite, įsipareigoti, o jeigu žmogus yra tam tokiam atsitraukusiam pririšume, taip, apie prisirišimo teoriją čia galime šnekėti, tai jisai bijo to, jisai viduj net nesupranta to, jisai nemoka, negali, nenori, bijo įeiti kažkokį tai tikresnį ryšį. Ir dėl to jis ir neina. Dėl to jisai ir gyvena taip. Visi kaip mokam, taip šokam ir visi kaip mokam, mes taip gyvenam. Tai kaip galima patirti jūrą, jeigu tu stebi jūrą nuo kopų arba dar blogiau per fotoaparatą, kai kurie tenais turistai daro, kai kurių valstybių. Tai tu niekad nepatirsi jūros. Tai čia labai tada atsakymas būtų nustoti ieškoti ir eiti į tą gyvenimą, įsitraukti, įsipareigoti, kurti, klysti ir gyventi dėl to. Čia labai palėtei svarbę vietą, apie kurią aš nebuvau pagalvojus, tai yra būtent, kad nes jisai tikrai labai ieško ir aš tai galvoju, man tai yra taip pažįstama, nes tikrai labai daug žmonių dabar aplinkui sako, aš viską galiu sau leisti, aš nusipirkau naują mašiną, nusipirkau čia kelionę geriausią, bet aš nepajaučiu to džiaugsmo, nebegaliu pajaust kažkaip tai viduje ir visi ieško, vis kažką tai stengiasi, bet jie po problema mūsų pagrindinio veikėjo, aš nebeatsimenu, kaip ten jį sako itališkai džepas. Žodžiu, džepo pagrindinė problema yra ta, kad jisai parašė vieną knygą, vieną romaną
su kuriuo labai išgarsėjo stipriai, ten į visas kalbas išverstas ir labai labai didelis, ir jisai iš to gyvena, ir iš to jisai elitas, ir iš to jisai žinomas, ir jo tas socialinis sluoksnis. Vieną romaną ir vieną.